Remontuojant būstą, vienas svarbesnių darbų yra grindų įrengimas. Šiame vaizdo klipe supažindinsime jūs su Knauf Braun sausųjų grindų sistema, kuri leidžia išvengti šlapių darbo procesų, neapkrauna esamos konstrukcijos dideliu svoriu, įrengiama greitai ir nesudėtingai. Be to, turi geras smūginio garso izoliavimo savybės. Braun sausųjų grindų sistema gali būti įrengiama tiek ant medinių, tiek ant masyviųjų perdangų, pavyzdžiui, betono. Prieš pradedant skiriamojo sluoksnio įrengimo darbus, būtina įvertinti esamą pagrindą ir pašalinti didesnius nelygumus. Tai svarbu, kad nesusidarytų ertmių tarp sluoksnių ir grindų lygis būtų tinkamo horizontalumo. Ant esamo pagrindo tiesiamas skiriamasis specialaus vaškuoto popieriaus šrenslagė sluoksnis. Jis apsaugo grindis nuo garų prasiskverbimo. Popierius klojamas perdengiant siūles bent 10 cm. Jei reikia, siūlės gali būti suklijuojamos lipnia juosta. Patiesus popierių visų perimetrų montuojamos 12 mm storio mineralinės vatos kompensacinės perimetrinės juostos Randem Streifen Mineralwolle. Pagrindinė šios juostos funkcija – neleisti, kad triukšmas sklistų į gretimas konstrukcijas ir kompensuoti grindų deformacijas. Pagrindui išlyginti naudojamos biraus posluoksnio granulės Trockenschüttung PA. Iš pradžių granulės beriamos visų perimetrų, kad gerai prispaustų mineralinės vatos juostas. Norint nustatyti grindų lygį, naudojamas lazerinis matuoklis. Tada ant reikiamo storio biraus sluoksnio išdėstomos atraminės liniuotės. Birus posluoksnis beriamas eilėmis pagal planuojamą pagrindo lyginimo kryptį. Prieš atliekant kitus darbus, dar kartą patikrinamas išdėstytų liniuočių aukštis. Į tarpus tarp liniuočių beriamos pagrindų išlyginti reikalingos biraus posluoksnio granulės. Posluoksnio perteklius nubraukiamas liniuote. Išlygintas posluoksnis sutankinamas mentele ir prireikus dar kartą nubraukiamas, prieš tai užbėrus papildomą kiekį posluoksnio. Kai birus pagrindas paruoštas, klojamas 10 mm storio smūginį garsą izoliuojančių plokščių Holzfaserdämmplatte VF sluoksnis. Jei reikia izoliuoti smūginį garsą, geriausiai tinka su sausosiomis grindimis naudojamos mineralinės vatos plokštės, kurių susispaudžiamumas mažiau nei 1 mm. Jei susispaudžiamumas didesnis, vaikštant grindimis jaučiamas lengvas spyruokliavimas. Įrengus garsą izoliuojantį sluoksnį, klojamas pirmas Braun plokščių sluoksnis. Plokštės dedamos viena šalia kitos, įrengiant kryžmines siūles. Plokštės tik suklojamos, tvirtinti į pagrindą jų nereikia. Prieš klojant antrą Braun plokščių sluoksnį pažymima būsimų plokščių vieta. Pažymėta plokščių vieta mentele dengiama PVA klijais. Antras Braun plokščių sluoksnis montuojamas ta pačia arba kita kryptimi su nemažesniu nei 400 mm perstumimu pirmo sluoksnio siūlių atžvilgiu ir išsaugant kryžminį plokščių siūlių išdėstymą. Plokštės tarpusavėje sutvirtinamos kabėmis. Likusi perimetrinės juostos dalis nupjaunama. Didesni tarpai tarp Braun plokščių užtaisomi gipsiniu siūlių glaistu Uniflot. Po 12 valandų, kai klijai išdžiūsta, gali būti įrengiama galutinė grindų danga. Ant sausųjų grindų plokščių Braun galima dengti plūdriąsias parketlentes, laminatą, klijuoti keraminės ir natūralaus akmens plyteles. Taip pat kloti visas elastingas grindų dangas, pavyzdžiui, kilmines, vinilines ar PVC. Klojant elastingas grindų dangas, plokščių paviršių reikia padengti savaime įsilyginančių grindų mišiniu N410. 2 mm sluoksnis išlygina smulkius paviršiaus nelygumus ir užtikrina atsparumą kėdžių ratuko apkrovoms.